Į kokią nesąmonę mano kolega įsivėlė, tai yra žiauru. Gaunam užsakymą patikrinti 2 Kijas. Dieną skambina, viskas normaliai, abi Kijos neparduotos, nerezervuotos, kitą dieną susitarėm, kad atvažiuosim apžiūrėti. Kija centras parduoda. Atvažiuoja kitą dieną, sako, vieną pardavėm, vieną liko, eik žiūrėk tenais kieme. Identiškai tokia pat kaip ir skelbime, tik kitokia rida. Beveik per 100 000 didesnė. Ir tik vėliau pasižiūrėjo skidelį, kai apėjo, kėbulą apžiūrėjo, ten saloną, variklio skyrių, užsikūrė, rida žymiai didesnė. Blemba, kaip čia taip, skelbime liktai buvo mažesnė žymiai. Įsijungė skelbimus, skelbimas ištrintas. Ateina aiškintis, sako, tai ten tai jau parduota, matyt, tokia yra, kokia yra, jeigu nori perki, nori nepirki. Normaliai. Susitari su žmonėm normaliai, žmogiškai, o jie taip elgės. Ir irgi dar vienas pastebėjimas, atėjo tikrint mašiną, prieina kažkoks darbuotojas ir replikuoja, ką čia tikrini, kaip čia kas čia, tu čia iš viską nors moki. Nu, va toks, nu, naglai, visiškai. Tai liūdna, šaraškinų kontoras visiškai nemoka pardavinėti automobilių. Galimai tie automobiliai nei vienas, nei kitas nebuvo parduoti, o tiesiog kažkur ištrinti skelbimai ir paslėpti, nes išsigando, jog atvažiuoja tikrintai. Tai ką galiu pasakyti, liūdna. O šiaip, jeigu taip žiūrint, į visas tos autorizuotas atstovybės, nu didžioji dauguma ten šlamštas, iš ten visiškai neapsimoka pirkti. Vienetai autorizuotų atstovybių dirba pavyzdingai. Tikrai vienetai. Didžioji dauguma šaraškinų kontoros. O kokia jūsų patirtis su autorizuotom atstovybėm? Į komentarą. Arba tiesiog, jeigu pritarėt, laiką.